Ministras Gintaras Stepanavičius antrą kartą lankėsi Šiaulių universitete. Pirmasis jo vizitas vyko vos prasidėjus mokslo ir studijų reformai. Šiauliuose ministrui teko išklausyti nemažai kritinių pastabų dėl reformos spragų ir dėl sostinės universitetų protegavimo. Šį kartą ministras atvyko kartu su viceministru Vaidotu Baciu. Rektorate susitikę su universiteto vadovais, svečiai iš ministerijos palankiai vertino universiteto pasiekimus, linkėjo ir toliau drąsiai priimti iššūkius ir judėti pirmyn. Ministras, lankydamasis Šiaulių universitete, ne kartą kartojo: universitetui niekas negresia, viskas yra jūsų rankose. Šiaulių universitetas, kaip ir visas Lietuvos aukštasis mokslas, šiuo metu yra judantis gyvenimo padiktuotų pertvarkų keliu. Ir išties mano klausimas Šiaulių universitetui nėra formuluojamas, ar išliks. Visą mąstymą aš raginčiau akademinę bendruomenę kreipti tą linkmę, kaip sustiprinti savo pozicijas, kad bendradarbiaujant per konsorciumą ir su Klaipėdos universitetu ir dirbant čia regione būtų tokios studijų programos, kurios atliepia darbo rinkos poreikį, kad kokybę matytų jauni žmonės, kad čia būtų traukos centras motyvuotiems dėstytojams ir jauniems žmonėms. Šituos vidinius darbus darant, valstybės mastu ateis ir finansai, ir parama. Supratimo, kad regione, čia Šiauliuose, universitetas reikalingas, patikėkit manim, tiek mano asmenį, tiek ir visos vyriausybės mastu tikrai yra. Aš manau, kad bet koks susitikimas visada yra naudingas, abiem pusėm, ne tik tai universiteto administracijai šiuo atveju, dekanams, rektoriui, prorektoriams, bet aš manau ir pačiam ministrui, bei viceministrui, kurie dalyvavo šitame sutikime, jie gavo iš pirmų lūpų tą informaciją, su kuria sudarė šiandien, su kuria dirbo universitetas. Aišku, išgirdo tas problemas, kurios egzistuoja, bet, tarkime, mus labai nudžiugino, jeigu taip galim pasakyti, ta išsakyta ministro mintis, kad kalbos apie universiteto egzistencija tai yra užmirštas, aš turiu galvoje egzistencijos pabaigą. O tiesiog mes turim žiūrėti į priekį, ieškoti naujų kelių, naujų priemonių, kad šitas universitetas būtų, kaip ir iki šiol buvo, regiono kultūros, meno, mokslo, studijų, inovacijų centras. Ministras vis dėlto suteikė optimizmo, žiūrėti į priekį ir žiūrėti, kurti savo ateitį. Ne, matot, ministrai gali suteikti optimizmo, pesimizmo, ministrai tam ir yra, kai jie tą darytų, bet visą savo ateitį kuriame mes patys. Daugiau niekas nesukurs, tik to universiteto bendruomenė gali sukurti savo ateitį. O parama gali būti vienokia, gali būti skatinimas, gali būti stabdymas, bet visas darbas juodas, kasdieninis darbas, tai yra tik tai mūsų. Ministerijos retorika pasikeitė, ar galima taip pasakyti? Aš nemanau, kad pasikeitė, gal paprasčiausiai kitaip girdėti pradėjom tą retoriką, nes ministras nekartą irgi pabrėžė, kad reikia tikėti savo jėgom, apsibrėžti savo strateginės kryptis ir viskas bus gerai, nes regionuose buvo ir bus universitetai ir jie bus reikalingi, aišku, kaip ministras pabrėžė, galbūt netokio dydžio, galbūt pergyvenęs tam tikras reformas, bet universitetas pats jis buvo ir bus regionuose. Švietimo sistemos reformos ir aukštojo mokslo ir mokyklos tokia nesibaigianti kažkokia reforma atrodo. Ar jinai pagaliau baigsis kada nors? Aš visiems pateikiu pavyzdį, kas kiek laiko reikia informacinių technologijų programą keisti. Tai kažkaip toj vietoje mes labai natūraliai priimam. Arba, pavyzdžiui, biologijoje, nanotechnologijas, ar reikia dėstyti ar ne. Tai kartais ir nutinka, kai mes nekeičiam programos arba bijom tos kaitos, tai mes turim būtent dėstomą programavimo kalbą, kurią niekas gyvenime nebedirba. Tai ar mokykla ir universitetas turi dirbti gyvenimui, ar jis turi dirbti praeičiai? Klausimas toks. Ir čia, jeigu jūs atsakot vienaip, tai reformos neišvengiamos. Jeigu jūs atsakot kitaip, tai matyti reformų galima išvengti. Mokyklos ir aukštosios mokyklos labai susiję tarpusavį. Jūs ir minėjot, kad kas vyksta mokykloje labai aiškiai atsiliepia ir stojančiųjų pasirinkimų ir panašiai. Ir atrodo, ministerija žengia irgi kažkokius žingsnius dabar. Manau, kad mes ne tik, kad programas turim keisti, ne tik, kad sugrąžinti individualizavimą ir galimybę vaikui, kuris technologijas mėgsta daryti mokykloje praktinius darbus, bet ir tam, kuris akademinius dalykus mėgsta. Ir visi tarptautiniai tyrimai rodo, kad Lietuvoje būtent kaip tik per
mažai dėmesio skiriama tam akademinę veiklą mėgstančiam jaunimui. Kitas momentas, į ką aš atkreipčiau dėmesį, būtent kalbant apie tuos ryšius, mes turėsim pradėti kalbėti, kas yra branda. Ir būtent tie egzaminai brandos, kurie yra, tai yra vienas iš kriterijų, kuris parodo žmogaus brandą. Kokie tie kiti brandos dalykai? Pedagogo stojimo testas mums parodo, kad būtent šiek tiek šita situacija keičiasi. Tam tikrai atrankos kriterijai menininkus rodo, bet ar nereikia tų kriterijų stojant į vadybą, į socialinius mokslus, ar dalyvavimas moksleivių savivaldai, pavyzdžiui, nepadeda tam, kuris po to studijuos vadybą. Tai tie klausimai iškils artimiausių metų per 3-4 metus, į kuriuos turės vėl kartu atsakyti mokykla su universitetu, nes tai yra neišvengiamai vienas su kitų dalykų susiję. Iš dalies mes visi diskutuoja, kas visgina uodegą, ar egzaminai, ar mokykla, ar universitetas, ir matyti vienareikšmiško atsakymo nėra. Tai šitų atsakymų reikia kartu ieškoti. Bet ar galima tikėtis, kad ir egzaminai pagaliau kažkokia kitokia sistema bus įvesta arba pasikeis? Nuo 13 metų grįžta rašto darbų žymiai daugiau. Kalbama apie palaipsninio įvedimo istorijoje, apie tyriamuosius darbus gamtos moksluose. Tai yra daugiau kaip aš sakau, egzaminas turi keistis labai paprastų principų, kad parodyk, ką išmokai, o ne principų, kad kaip dabar dažnai vyksta, kad mes gaudome, ko tu neišmokai. Tai iš esmės egzaminas turi leisti parodyti, ką tu išmokai. Tai ir netgi formuluotė, jeigu mes turim 20 privalomų kūrinių, kuriuos vaikas turi žinoti, ir, sakykime, nemanau, kad ten iš tikrųjų yra sudėtinga mokėti arba žinot, būt perskaičius vieną eilėraštį. Ir jeigu yra parašyta, kad palygink jį su savo mėgstamų kūrinių ir visą kitą, tai tokių dalykų turi būti daugiau. Nes jeigu mes norime, kad mokiniai ir pats egzaminas keistųsi, turi būti dvi sąlygos. Turi keistis užduotis, visų pirma, tai galima lengvai padaryti. Antra, turi atsirasti pasirinkimo galimybė tiek mokiniui, tiek mokytojui egzamino metu ir dėstymo metu. Tai link to judam ir gegužės mėnesį ministras tvirtins 13 metų egzaminų programas ir tie pokyčiai turėtų jau matytis ten. Šiaulių universiteto bibliotekoje Gintaras Steponavičius susitiko su universiteto bendruomenė. Nors ir nežadėjo privilegijų, bet stengėsi įkvėpti optimizmo ir pasitikėjimo. Tai be abejo, jūsų susitelkimas ir perėjimas iš mąstymo, kurį aš dar vis kartais girdžiu, ar išliksime, į mąstymą mes galime. Ir aš nuoširdžiai noriu paprašyti, kad kuo mažiau savo mintise ir dabartiniai vadovai ir visa bendruomenė neklaustumėte savęs, manęs ar kitų, ar išliks Šiauliuose universitetas, ar regioniniai universitetai išliks. Aš savo šito klausimo nei šonkauliu, nei kitaip neformuluoju. Man yra aišku, kad jeigu jūs savo aiškius prioritetus nusistatysit, jeigu susistiprinsit savo vidinę motivaciją ir susitelksit parama iš išorės, regione, ir verslo, ir intelekto, ir kitų pajėgų yra tikrai pakankamai, jūsų rezultatai bus geri. Gintaras Steponavičius atsakė į dėstytojų ir studentų klausimus. Vienas iš aktualiausių klausimų – nesibaigianti jaunimo migracija. Ministras sako, kad kalbos apie masinį geriausiųjų išvažiavimą į užsienį – mitas. Vis dėlto Švietimo ir mokslo ministerija šiais metais paskelbė šūkį Atrask pasaulį Lietuvoje ir kviečia abiturientus rinktis Lietuvos universitetus. Tie skaičiai yra kuklus. Aš tik tai noriu atkreipti dėmesį. Airija virš 15% studentų užsienyje, Estija virš 8%, Bulgarija, Islandija ir kitos šalys. Mes esame migracijos mastais taip, didelė banga išvykti, studijuoti išvykstančių yra vis dar nedaug. Ir aš sakyčiau, nemitologizuokime šitų dalykų. Sakau tai pakankamai apčiuopiamai žinodama situaciją. Tikrai šiuo atveju turim džiaugtis, jeigu į gerus stoja universitetus, o jeigu važiuoja į bile kokius, atsiprašau, tai yra mūsų bendras iššūkis, kaip parodyti, kad kai kuriais atvejais kokybė pas mus tikrai yra neblogesnė, jeigu nedidesnė. Ministrui teko išklausyti nemažai priekaištų studijų kokybės vertinimo centro adresu. Ministras sako darąs viską, kad padėtis keistusi, kad vertinant studijų programas nebūtų taikomi dvigubi standartai. Turbūt žinot, SKVC vadovas mano iniciatyva turėjo pasitraukti iš pareigų. Yra paskirtas naujas žmogus iš akademinės terpės, kuris po truputį daro žingsnius, bet tikrai pripažįstu, kad sunkiai jam sekasi,
nes žmogiškas faktorius ir per daug metų SKVC mūsų pavaldi institucija, bet matau, kad nėra tokio bendradarbiaujančio arba nusistatyto veikimo modelio, kuris leistų, ką jūs 100% teisus turbūt esat vertindamas, kuomet yra dvigubi standartai taikomi ir čia aš galiu tik pasakyti, kad palaipsniui, patikėkit, kartais ir labai aštriai kalbėdami su jais norim tą požiūrį keisti. Bet kai jūs ateina jūsų programos vertinti, ekspertai, jūs matot, kad yra dar vertinimo, nelaukiant išvadų, potencialus jų interesų konfliktas. Ministras @smm.lt ir bus iš mano pusės veiksmai. Jeigu jie tų namų darbų nepadaro, aš už juos tai padarysiu. Negalima taikyti tokių standartų ir tikrai žmogiška prasme, negali būti interesų konfliktų. Suvokiu, kad mažos šalies mastu to absoliučiai išvengti neįmanoma, nes nėra kai kuriuose specialybėse daug iš ko rinktis. Bet geriau tada suraskim žmogų iš privataus sektoriaus, kuris toj krypty ar pakraipoj dirba ir turi bešališką, nešališką, nepriklausomą nuomonę. Aš tikrai esu šia prasme piktas ant tų senų, kaip jūs sakot, nuo tarybinių laikų besivokiančių tradicijų, kas neleidžia jums persiginkluoti, modernėti ir daryti savo vidinių sprendimų. Gintaras Steponavičius džiaugiasi iš studentų sulaukęs klausimo apie studijų kokybę. Jis sakė, kad patys studentai turėtų būti reiklesni ir ragino apie tai, kas nepatinka, rašyti tiesiai jam elektroninius laiškus. Pasakykite man, ar aš kaip ministras, gerbdamas universiteto autonomiją, turiu svertus pakeisti situaciją? Aš atsakau, taip turiu. Krepšelis. Jūs netenkina kokybė, po pusės metų ar metų su krepšeliu galite keliauti į kitą giminingą programą, jeigu jūs manot, kad čia jūs netenkina. Lygiai taip pat iš kitų gali čia ateiti, jeigu mano, kad čia yra didesnė kokybė. Išsamaus atsakymų negavau labai, tas atkreipė dėmesį į tą, kad apie tos dėstytojus užsiminiau, kad skaito tiesiog iš konspektų kai kurie. Yra tokių dėstytojų, kurie neatstotų nei vieną kitą žmogų ir bus mano viso gyvenimo tokį kelio tiesiog nurodė kelią ir autoritetą ir visas tas jų elgesys yra nuostabus ir kartais net pagalvoju, net ir ašaros akise pasirodo, kokia išmintis iš tų žmonių gali sklisti. Viktorija, kaip pasidūrė Šiaulių universitete? Sakai, kad tavo fakultetas pats geriausias. Na, iš tikrųjų neplanavau stoti į Šiaulius, tačiau taip išėjus įstojamai, tiesiog įstojau Šiaulių universitetą, nors to visiškai nenorėjau, tačiau vėliau man tikrai paliko įspūdį ir miestas yra toks šiltas ir viskas yra arti ir tikrai nepasakyčiau, kad dabar norėčiau perstoti į Vilnių ar Kauną ar kur nors kitur ir čia džiaugiuosi įstojusi. Mane domina viskas, kaip esu atstovaujanti savo grupį kaip seniūnė, tai domina ir stipendijos, ir būtent kaip mokslo šitą reformą, kokia jie bus, kaip išliks ir kokios galimybės bus baigus studijas. Viskas domina. Įstojai kaip tik prasidėjus reformai, ar ne? Ar jau tikėjasi iš karto, kad bus kažkokie pasikeitimai? Prasideda reforma ir prasideda pasikeitimai. Ne, aš tiesiog apsidžiaugiau, kad įstojau į valstybės finansuojamąją vietą ir kad kažkas greitai keisis tikrai ne, ypač mūsų valstybėje niekas taip greit nesikeičia. Matyt, švietimo sistemoje bet kur niekas greitai nesikeičia. O ką tu palinkėtum apskritai? Sakykime, Šiaulių universitetui, ką reikėtų imtis ir daryti, kaip sakė ministras? Patys spręskite, darykite ir keiskite. Palinkėčiau Šiaulių universitetui pralenkti Vilniaus universitetą ir kad nebūtų tokių, kad gautų tą ir finansavimą ir viską, kad mūsų renginiai būtų aukštesnio lygio ir kad pritrauktų daugiau studentų iš visų miestų. Bet daug kartų buvo minėta, kad Vilnius šiaip traukia visus kaip traukos centras. Ar Šiauliai gali tą padaryti? Na, matot, Vilnius galbūt traukia ne vien dėl mokslo kokybės, o todėl, kad daugelis svajoja išvažiuoti iš savo namų, iš tėvų ir atitrūkti. Manau, kad ir Šiauliai galėtų pritraukti, bet čia jau kitas klausimas, kad reiktų ne tik studijomis dominti, bet ir kultūrinė veikla, kad būtų daugiau Šiauliuose.